Žiūriu, Need for Speed per Teo televiziją galima pažiūrėti. Nu, geras, sakau, žinai, kai kine rodė anksčiau, aš kaip tik buvau žiaurų gripą pasigavęs. Su 3-8 temperatūros gulėjau, laukia šalta kaip tundrai kokioj. Pažiūrėjau Need for Speed tik prieš kelias dienas. Nu, per Teo televiziją. Kaip kine visai. Nu, rimtai, tik dar patogiau. Kai nori, sustabdai, kai nori, toliau žiūri. Nesiplėšyk, su išmania Teo televizija kinoteatras visada tavo namuose. Užsisakyk dabar. Teo, geri dalykai tampa geresni. Užbėgu laiptais, ieškau raktų. O rakto nėra, įsivaizduoju, darbe paliko, o aš pas tėvus, su vaikais. Nu, aš sėdžiu galvoju, ką daryti. Betgi Teo, Wi-Fi ten tikrai turėtų veikti. Čia jau, o mes grįžtam, atsirakinu laiptinės duris, girdžiu rėkia kažkas. Mes taip palipam aukštyn, o jisai kaip rungtynėse arenoje rankas iškėlęs. Nu, aš ką, įsijungiu planšetę, pasižiūrėjau rungtynės tenai. Nesiplėšyk, pasižiūrėk laidas per Teo interneto TV. Užsisakyk dabar. Teo, geri dalykai tampa geresni. Nu, betgi kaip būna, kad jeigu rodo, pavyzdžiui, Lietuvos talentus, tai per kitą kanalą man irgi įdomią laidą rodo. Būtinai tuo pačiu metu. Tai nors imk ir persiplėš. O gerumas yra kame, kad jeigu rodo 2 įdomias laidas vienu metu, aš jas galiu pasižiūrėti abi, per Teo televiziją. Nesiplėšyk, su išmania Teo televizija viską žiūrėk, kada patogu tau. Užsisakyk dabar. Teo, geri dalykai tampa geresni.